Labą dieną, su jumis Fabijoniškių piligrimas Andrius Mulevičius. Vakar gavau atsakymą iš Vyriausiosios rinkimų komisijos į mano pateiktą skundą dėl Vilniaus Fabijoniškių rinkiminės apygardos numeris 5 rezultatų, kurie mano nuomonė neatspindi piliečių išreikštos valios. Taip pat kreipiausi konkrečiai dėl savo 209-osios rinkiminės apylinkės, Liudo Giros rinkiminės apylinkės rezultatų, kurioje aš pats balsuoju ir balsuoja mano šeima. Pagal VRK oficialius duomenis šioje apylinkėje aš surinkau iš viso 19 balsų, 15 tiesiogiai apylinkėje ir 4 paštu. Kai tuo tarpu aš vien per 2 dienas iš savo aplinkinių kaimynų, tai yra kelių laiptinių namų, surinkau 23 parašus, kurie žmonės teigia, kad už mane balsavo, su asmens kodais, su adresais. Taigi 23 parašai iš kelių laiptinių, kai tuo tarpu VRK oficialiai paskelbė, kad iš visos apylinkės, kurie gyvena turinčių balso teisę 3,5 tūkstančio žmonių, surinku tik 19 balsų. Taigi visą tai įteikiau VRK ir štai pacituosiu šiandieną, ką vakar gavau, kokį atsakymą. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija kandidatų į Seimo narius Andriui Mulevičiui. Dėl jūsų skundo. Vyriausioji rinkimų komisija 2012 m. spalio 21 d. gavo jūsų skundą, kuriuo reikalaujama perskaičiuoti balsus Fabijoniškių vienmandatinės rinkimų apygardos apylinkėse. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus terminus apylinkių ir apygardų sprendimams dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo apskųsti, jūsų prašymo tenkinti negalime, kadangi skundas gautas pasibaigus apskundimo terminui. Pagarbiai pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Taigi, patys matote ir girdite, kaip pasielgė Vyriausioji rinkimų komisija su daugiamandačių sąrašais, kad patvirtino juos, nors aibė pažeidimų ir pirkimo balsų, ir falsifikavimo, ir klastojimo, ir šantažavimo. Na, ką šitoje vietoje galėčiau pasakyti? Iš tikrųjų, matome, kad Vyriausioji rinkimų komisija tiesiog oficialiai, kaip teisiškai jie laikosi įstatymo ir įstatymo raidės. Bet argi galima pirkti, falsifikuoti, klastoti balsus ir paskiau likti nenubaustiems už tai? Taip pat norėčiau išsakyti dar keletą minčių iš to, ką pats mačiau ir susidūriau būtent rinkimų dieną, spalio 14 dieną. Ir tikriausiai jūs visi pastebėjote, kad rinkiminiai plakatai, stotelėse ir stendai nebuvo nuimti, kaip reikalauja įstatymas, o jie kabėjo ir spalio 13 ir spalio 14 dieną, tai yra rinkimų diena. Ir visa tai motyvuojama tik tai tuo, kad jie pakabinti yra anksčiau, ne tuo metu, kai draudžia jau įstatymas. Na, akivaizdu, kad tai tos partijos, kurios taip elgėsi ir kandidatai, naudojasi įstatymo spragomis. Kągi, pats ėjau balsuoti į savo minėtą 209 rinkimų apylinkę, Liudo Giros apylinkę, 16 valandą. Na, iš tikrųjų, žmonių tikrai buvo labai daug. Sulaukiau 20 minučių, kol galėčiau balsuoti. Pastebėjau, kad ir keli žmonės užeina į kabiną ir stebėtojų tuo metu nebuvo. Na, vėliau mačiau, viena mergina grįžo, bet, na, įspūdžiai tikrai buvo nekokie ir labai netvarkingas balsavimas. Toliau buvau nusprendęs apeiti kitas savo apygardos apylinkės ir štai kitoje apylinkėje, tai yra Stanevičiaus 98, tai yra mokykla. Būtent, na, iš pirmo žvilgsnio, kai pasirodžiau tenais, kaip ir tvarkingesni, sako, balsavimai vyksta. Paklausiau rinkimų stebėtojas, ar užfiksavo kokių nors pažeidimų.
Jinai man atsakė, kad ji pati nepastebėjo, tačiau pakeitusi ankstesnę merginą, kurie jai papasakojo, kad keli žmonės balsavo kelis kartus. Tai yra, neva netyčia jie sugadino biuletenius ir paprašė naujų, o iš senų komisija nepaėmė iš jų ir jie galiausiai visus biuletenius sumetė į urną. Taip pat pastebėjau tuo metu vizituojančią toje apylinkėje apygardos komisiją ir konkrečiai pirmininkę, kuri yra darbo partijos atstovė, Jolanta Banevičienė. Aš prie jo pasisveikinau, prie jos ir paklausiau, kaip vyksta rinkimai. Iš pradžių ji, kaip ir maloniai, sakė, kad viskas tvarkoje, viskas gerai. O kai pasakiau, kad girdėjau, kad čia keletas buvo tokių atvejų, jį pradėjo teisintis, kad, čia stebėtojų reikalas komisija ir taip apsikrovusi darbais, taip toliau. Ir iškart po to pakeitė savo toną ir, taip sakykime, perėjo į puolimą ir paklausė, kodėl aš esu šitoje apylinkėje, jūs neturite teisės čia būti, jūs esate vaikščiojanti reklama, jūs darote spaudimą rinkėjams ar panašiai. Aš atsakiau į tai, kad aš nedėviu jokių skiriamų ženklų, kad tai atpažintų ar pagal partiją esu, ar kad esu Andrius Mulevičius. Ir taip pat nevykdau jokios agitacijos, tiesiog ateinu paklausti, kaip vyksta rinkimai. Ir paklausiu, ar tai yra draudžiama kandidatui pasirodyti rinkimų apylinkėje. Jeigu draudžiama, tai kokiu straipsniu, kokiu punktu. Vietoj to apygardos komisijos pirmininkė, kadangi čia nebuvo jokio draudimo, man ėmė daryti psichologinį spaudimą, pasikviesdama kitus apygardos komisijos narius ir, aiškindami, kaip aš nusižengiu, kaip aš savo pasirodymu agituoju rinkėjus balsuoti už mane. Bet, kaip minėjau, jokiam teisės aktui aš nenusižengiau ir aš keliavau toliau po apylinkės. Be abejo, liaudiškai kalba, neturėjau akies ant komisijos narių. Ir visose, kuriuose aplankiau apylinkėse, fiksavau savo fotoaparato pažeidimus, kai žmonės kabinose keliese yra po 2, po 3 ir stebėtojai apsimeta, kad to nemato, kad didžiausios eilės yra ir kiti žmonės atėję pamato tas eilės, numoja ranka ir išeina. Nors aktyvumas išties buvo didelis, apie 60% mano apygardoje apylinkėse, tačiau jis galėjo būti dar didesnis, jeigu būtų laiku susitvarkoma su balsavimo reguliavimu. Ir štai jau aplankęs beveik, tai yra 8, maždaug 9 apylinkės, jau link prieš paskutiniosios ir vakare tai buvo jau po 6 maždaug valandų vakaro, gaunu skambutį ir man paskambina, prisistato, kad iš apygardos komisijos pirmininkės pavaduotoja skambina ir su manim norėtų labai rimtai pakalbėti. Taip, aš sakau, klausau. Ir ji man beria tokius priekaištus, kad aš darau spaudimą rinkėjams, savo pasirodymu, kad aš fotografuoju prieigas ir rinkimų apylinkėje vaizdą. Ką aš atsakiau, kad aš nedarau jokio spaudimo, nes esu be jokių skiriamų ženklų, kaip minėjau. Ir taip aš nufotografuoju pažeidimus ir paklausiu, ar tai yra draudžiama. Jeigu draudžiama, tai kokiais teisės aktais. Į tai man jie atsakė, kad perklausė tiesa, ar aš neturiu stebėtojų. Taip, aš paminėjau, kad aš neturiu stebėtojų. Ir čia užbėgant įvykiams už akių galiu pasakyti, kad tai buvo rimčiausia mano klaida ir mūsų visos partijos klaida, kad neturėjome savų stebėtojų. Taigi, vietoj to jis sako, jūs galite stebėti, tačiau vyriausiosios rinkimų komisijos gali būti suprasta kaip spaudimas, užslėptas toksai rinkėjams, visa kita, ir už tai jums gresia pašalinimas iš rinkimų ir jūsų rezultatų anuliavimas. Suprantate, kai aš nepadariau jokio nusižengimo, kai tuo tarpu kiti perka balsus, falsifikuoja, klastoja ir negresia jiem tokios sankcijos, didžiulės pašalinimas iš rinkimų, o čia grasinama tuo. Ir, kai matote, toks spaudimas buvo,
Na, aš atsakiau tuo metu, kadangi jau skubėjau ir į stebėjimą mūsų rezultatų štabo, sakiau, kad aš priimu jūsų šitą skambutį kaip įspėjimą man, o jūs priimkite, kad aš, na, kaip sakykime, fiksuoju šitą dalyką, nors aš jokio nusižengimo nepadariau. Taigi, su tuo susidūriau ir galėčiau kalbėti dar daugiau, dar smulkesnių dalykų. Galbūt vėlesniuose įrašuose šiuos atskleisiu. O dabar įvertinkite visą tai, ką išgirdote ir spręskite patys. Nesileiskite manipuliuojami kitų.